Tiltelis. Vienas geriausių pratimų namuose - stiprinti sėdmenis ir stabilizuoti apatinę nugaros dalį. Taigi atsigulame ant žemės, juosmuo tvirtai prispaustas prie grindų, tai yra apatinė nugaros dalis, nepalieka tarpo, nėra išriesta tarp grindų. Mentės ir pečiai taip pat prispausti prie žemės ir įtempiame pilvo presą ir palengva keliame sėdmenis į viršų. Labai svarbu, kad pratimas daromas įtempus presą ir viršuje, kai pakeliame sėdmenis, tvirtai, pilna amplitudė, stipriai suspaustume būtent sėdmenų raumenis. Pakeliame į viršų ir stipriai užspaudžiame sėdmenis. Pradžią padarykime po 5-10 cm amplitudę. Jeigu jaučiate, kad galima daugiau ir nejaučiate skausmo, šiek tiek reiktų pakelti pačius sėdmenis aukščiau. Taigi vėl įtempus presą, pakeliame sėdmenis ir stipriai viršuje sutraukiame sėdmenų raumenis. Truputėlį palaikome, atleidžiame ir vėl kartojame. Na ir galiausiai, jeigu jaučiate, kad galite padaryti, pilnos amplitudės, kai pilvas pilnai išsitiesia. Įtempus presą, pakeliame sėdmenis ir stipriai suspaudžiame viršuje. Matėte, kad kūnas išlieka tiesus. Na, svarbiausia dalis, kad sėdmenys būtų suspausti, įtempti pačiame viršuje.